Mėly mano bičiuliai, merkinės dzūkai dzūkeliai, kiek aš ten vaikščiojęs esu Čiurlionio pėdsakais ir partizanų keliais, užrašinėjęs visokiausius dalykus. Labai man gražus prisiminimai apie jūsų kraštą. Labai norėjau būti šitame filme, bet faktiškai aš pabūsiu. Tai jūs pasižiūrėkit, jeigu jums patiks, tai aš būsiu labai patenkintas. Čia mano sūnus sugalvoja ir mes padarėm tokį keistoką filmą. Kažkur klaidžioja po Lietuvą, ypač po Dzūkijos kraštus Čiurlionis. Kažkur klaidžioja režisieriaus tėvas, sekioja visokiais pėdsakais, kalbasi su įvairiais senais žmonėmis. O kiekvienas turi tiek daug savo sieloje, savo atmintyje, kad kiekvienas galėtų daug filmų papasakoti. Tai ačiū Jums, kad atėjote. Pasidžiaugim, kad dar esam, kad susitinkam, kad Lietuva graži, tebegyvuoja. Tik mes būkim gražesni Lietuvoje. Būkim jos verti.